Ar gyvenimas turi prasmę, ar jis beprasmis? Toks daugiaprasmiškas, kad net be prasmės. Tu žinai, kas atsitiks? Ar padarei, kad taip atsitiktų? Įprasminimas – tikroji beprasmybės prasmė. Kas yra prasmė? Tikslas ar jo siekimas? Judėjimas be krypties – nesąmonė, bet judėjimas svarbiau. Kelio pradžia – tai tas taškas, kai pradedi judėti, ir pabaiga, kai judėti nustoji. Nors gal ir ne. 7 magiškas skaičius, jis kaip kryžius nurodo visas 7 galimas judėjimo kryptis. Aukštyn, žemyn, kairėn, dešinėn, pirmyn, atgal ir laikytis įsikabinus. Atstumas padaugintas iš laiko – tai greitis. Įvykių gausa – tai tempas arba tankis. Kelias vingiuotas, duobėtas, kartais asfaltuotas, driekiasi per mentalinės, moralinės ir fizinės kovų dimensijas. Priemonės būtinas kelioniai žmogus atsineša gimdamas. Tai jo kūnas, širdis, siela ir protas. Kas jums labiau patinka? Fleitos improvizacija, 22 kalibro Smitas ir Vesonas, filosofiniai skaitiniai ar šviežiai spaustos morkų obuolių sultys? Vengiant likimo reikia judėti.